Apie ką kalbėti šiandien? Aišku, apie Jėzų. Aš norėčiau pakalbėti apie tos mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius, kurie iš esmės pakeitė ir keičia mūsų gyvenimą. Jeigu atsiverstumėt Jono Evangelijos 7 skyrių, ten aprašyta tokia situacija, kai Jėzus kalbėjo tokius žodžius, kurių niekas gal anksčiau nebuvo girdėjęs. Jis sakė, kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Kai kam nepatiko tie žodžiai fariziejams ir rašto žinovams, jie kaip tik tada į tą vietą atsiuntė savo tarnus, kad jie suimtų Jėzų ir atvestų pas juos, kad jie jam galėtų jį pamokyti, ką jis čia kalba. Jie sugrįžo be Jėzaus. Kai sargybiniai sugrįžo pas aukštosius kunigus bei fariziejus, jie paklausė, kodėl jo neatvedėte? Ir sargybiniai pasakė, niekada žmogus nėra taip kalbėjęs kaip šis. Niekada joks žmogus žemėje nėra taip kalbėjęs kaip šis žmogus. Brangieji, va šitie žodžiai, niekada niekas nėra taip kalbėjęs, tiesiog te bus šito žodžio bendras pavadinimas. Mes žinom, kad visas Dievo raštas, visa Biblija yra Dievo įkvėptas šaltinis, kuris tinka mus mokyti, barti, taisyti, auklėti, kad Dievo žmogus taptų tobulas ir pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Bet mes kaip žmonės labai dažnai net nesuvokime, neįsisąmoniname tokio aiškaus, atrodo paprasto ir suprantamo dalyko, kad po žmogaus kritimo kiekvienas žmogus, kuris gimsta į šitą žemę, jis yra dvasiškai miręs, nors fiziškai gyvas. Ir mes labai dažnai nesuprantame šito tokio dalyko, kad reikalingas gyvųjų Dievas, kuris mus iš tos dvasinės mirties pakeltų į dvasinį gyvenimą, aplamai gyvenimą. Dievo žodis sako, aplamai apie Dievo žodį, kad Dievas taip kalbėjo, kaip lietus, ir tai Izaijo 65 skyriui galite atsiversti, be abejonės, kad visi turit Bibliją, galit neatsiversti, tos žodžius jūs ne vieną kartą esat girdėję. Dievas kalbėjo taip, kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sutrekina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos sėjėjui ir duonos valgytojai, taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįž tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra skirtas. Jūs išeisite linksmi ir ramybė lydės jūs. Kai mes turim Dievo žodį, mes būsim linksmi, mes būsim saugus, ramybė lydės mus. Bet būna tokių atvejų, tokių minučių, kada Dievo žodis tarsi trimito garsas šaukiantis į gyvenimą. Atsimenat, kad iš pakartoto įstatymo knygos, kaip Mozė kalbėjo tautai. Po to, kai Dievas pasakė, kokie palaiminimai jų laukia, jeigu jie klausys Dievą, ir kokios nelaimės ateis, jeigu neklausys. Ir Mozė tada kalbėjo taip, Dievo žodžiais, šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti. Ateina momentas, kada Tėvas leidžia mums pasirinkti gyvenimą ar mirtį, pažinimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikonis. Mylėtum viešpatį savo Dievą, klausytum jo balso ir glaustumės prie jo, nes jis yra
tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas. Tavo dienų ilgumas. Taip pat ir Jėzaus žodžiai. Yra tokių Jėzaus žodžių, kurie apsprendžia mūsų gyvenimą, mūsų gyvenimo esmę, mūsų gyvenimo prasmę, kurie apsprendžia daug ką. Ir be tų žodžių mes tiesiog paprasčiausia gal ir gyventi negalėtume. Jeigu jūs atsiverstumėt Mato Evangelijos 7 skyrių, tai taip pat ten pasakyta, kad jis kalbėjo kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Ir tokius žodžius, lemtingus žodžius mūsų gyvenimui, tautų gyvenimui, valstybių gyvenimui ir kiekvieno žmogaus gyvenimui gali kalbėti tik tai tas, kas turi valdžią. Gali kalbėti Dievo sūnus. Labai dažnai tenka dėja girdėti tokią nuomonę, kas tas Kristus? Gal jis buvo apsimetėlis, gal jis puikiai žinojo raštus ir žinojo, kaip elgtis. Ir tiesiog savo gyvenimo įvykius tiesiog parinko, pastatė, sudėstė taip, kad jis išpildytų visas tas pranašystes. Brangieji, yra tokia taip vadinama tikimybių teorija. Ir kad vienas žmogus išpildytų šitas pranašystes, ir dar jo labiau išpildytų tai, kas turi vykti po jo mirties, tai yra iš viso neįmanoma. Ir nors atrodytų, kad bent matematikai, tikimybių teorijos žinovai, specialistai jau tikrai turėtų žinoti, kad tai tik Dievas galėjo taip kalbėti ir kad Jėzus Kristus buvo Dievas. Dievas sako, kad kas žino, kad negali būti, gali atsitiktinumas ir taip toliau, ir taip toliau. Aš prisimenu vieną tokį epizodą, kai vienas pamokslininkas, tarp kitko taip pat mokslininkas, specialistas, psichologijos, biologijos, teologijos ir taip toliau, mokslo daktaras, nežinau, kiek jis ten tų laipsnių turi, kalbėjo panašiai auditorijai ir kalbėjo, kad Jėzus yra Dievas. Ir kažkas taiga vienas pašoka ir sako, kaip tu gali taip kalbėti, kad tik vienas Dievas yra, tik yra vienas Dievas, kad ir tik vienas Kristus yra Dievo sūnus. O kaip Buda, o kaip Krišna, o kaip Mahometas? Sako, ką jums atsakyti, sako. Štai, sako, yra mano dukra ir aš žinau, kad aš esu jos tėvas. Jūs galite pasakyti, kaip tu gali tvirtinti? Pasaulyje yra tiek daug vyrų, kurie gali būti jos tėvų. Sako, bet aš žinau, kad taip tik. Aš žinau, sako. Ir tas žinojimas ateina tikėjimu. Jeigu nėra tikėjimo, bus abejonės. Ir piktasis gali mus nuvesti labai daug kur į šalį. Aš norėčiau, kad mes prisimintume kelis Dievo žodžius, viešpaties Jėzaus žodžius, kurie buvo tokie, kurių niekas niekada niekam nebuvo kalbėjęs ir negalėjo kalbėti ir nekalbės. Atsiverskim, prašau, Jono Evangelijos 6 skyrių. Aš pamėginsiu paskaityti kelias eilutes išskirtinai, kad suprastume, apie ką buvo kalbama. 48 eilutėje jisai pasakė, aš esu gyvenimo duona. 50 eilutė, ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. 53. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Žydams tai buvo mirtini žodžiai. Šito jie iš esmės, iš principo negalėjo priimti. Valgyti žmogaus kūną, gerti kraują. Dar toliau jisai sako, 54, kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Toliau jis sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasiliks manyje ir aš jame. Reakcija suprantama buvo adekvati žydų požiūriui. Tai jis kalbėjo mokiniams, tai išgirdę daugelis mokinių tiesiog sakė, kokie kieti tie žodžiai, kas gali jų klausyti. Nuo to laiko daugelis jo mokinių pasitraukė ir žinot, Jėzus tada kreipėsi į tą 12, į savo pašauktus mokinius ir taip pat sako tokius nelauktus, netikėtus žodžius, kurie tikrai buvo netikėtais. Gal laukia, kad jis pasakys, tai bent jūs nepasitraukit, jūs pražūsit be manęs, aš jūsų mokytas, aš jūsų auklėtas, man vėl reikės rinkti kitus mokytojus, bus daug darbo, vargo ir panašiai. Ne, jis pasakė, gal ir jūs norite pasitraukti. Ir tik vienas iš mokinių, Simonas Petras, atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Brangieji, o tie žodžiai yra amžinojo gyvenimo žodžiai. Tai žodžiai, kurie keičia gyvenimą, kurie keičia, sakyčiau, pačią gyvenimo prasmę ir esmę. Tai žodžiai, kurie pripildo gyvenimą netikėtų džiaugsmu ir suteikia gyvenimui pilnatvę. Jėzus pasakė, aš esu. Pasakė, aš esu. Kas aš esu? Kelias. Aš esu tiesa, aš esu gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Brangieji, kaip reikia pažinti Jėzų Kristų? Kaip reikia įsiminti jo žodžius? Tik jie keičia mūsų gyvenimą. Iš esmės keičia. Atsimenat, brolis Richardas Cimermanas čia nuo tos katedros kalbėjo ir tokį pavyzdį pateikė, kaip anglų jūreiviai priplaukia prie Gvinėjos, prie Polinezijos, prie Gvinėjos krantų, kai baigėsi jiems maisto atsargos, turėjo prisipildyti ir galvoja, išplauksim į krantą, kaip čia mus sutiks. Paruošė ginklus, išlipo ir žiūri, ateina minia. Vaikų, moterų, vyrų, ateina senolis, kuris kažką neša vienoje rankoje ir kitoje rankoje. Žiūri, vienoje rankoje ant palmės lapų sudėtos vaišės, sudėta paplotėliai, tai yra jų duona, kurią jie moka kepti, o kitoje rankoje jie laiko Bibliją. Tas jūreivių atstovas, gal kapitonas, nežinau, sako, ačiū, kad jūs mus taip mielai sutikot, bet, žinot, mes turim vieną pastabą jums pasakyti, šitą knygą jau paseno. Ir žinot, ką tas senolis pasakė? Sako, ne. Jeigu šita knyga nebūtų atėjusi ir jeigu iš jos mes nebūtumėm valgę tos duonos, atėjusis iš dangaus, tai ne mes jūs būtumėm vaišinę, o jūs jau būtumėt virę katilę ir mes būtumėm vaišinėsi jumis. Tikrai, tie žodžiai pakeitė net tokios atsilikusios tautos gyvenimą, laukinių gyvenimą, žmogėdrų gyvenimą. Norėčiau dar vieną tokį pavyzdį apie tos žodžius, kuriuos Jėzus Kristus kalbėjo apie laisvę. Žodžiai apie laisvę. Atsiverskim Jono Evangelijos 6 skyrių. Šį kartą Jėzus kalbėjo jį įtikėjusiems žydams. Jis sakė, nuo 31 eilutės, jeigu skaitot, sekate, jis sakote, jeigu pasiliksite mano žodyje, toj duonai, kuri nužengė iš dangaus, jeigu pasiliksite mano žodyje, iš tiesų būsite mano mokiniai ir jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa padarys jūs laisvus. Ir padarys tada, kada jūs tapsite mano mokiniai ir mokysitės iš manęs. Nelabai šitai įtikėjo mokiniai suprato. Ir 43 eilutėje yra tokie žodžiai. Jėzus klausė, kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad
negalite mano žodžių klausyti. Net negalite mano žodžių klausyti. Tie, kurie įtikėjo jį. Jis sako, aš kalbu tą, ką esu matęs pas tėvą. Jis sako, ką tu kalbi? Mūsų tėvas, sako, yra Abraomas. Jis sako, bet dabar jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš tėvo. Šitaip Abraomas nedarė. Ir tada štai tokie netikėti žodžiai, kurie veria tiesiog, kurie duria, kurie persmelkia, sako, jūsų tėvas, atsimenat, velnias. Jūsų tėvas velnias, nes jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Toliau 58-59 eilutės. Iš tiesų sakau jums, pirmiau negu buvo Abraomas, aš esu. Buvau ir esu dabar. Viskas galėjo baigtis blogai, jie grėbėsi akmenų, bet Jėzus praėjo. Kodėl jis taip kalbėjo? Jis sakė, jūs būsite laisvi. Jis davė suprasti, kad žmogus be Dievo nėra laisvas. Ir iš tiesų, brangieji, mes, kurie esam kaip kūnas, siela ir dvasia, mūsų siela negali vadovauti mums. Ji yra tarnaitė. Ji tarnaitė kūnui arba tarnaitė dvasiai. Jai neskirta vadovauti. Ir mums reikalinga laisvė. Mums reikalinga laisvė, kad mes nepatektume į vergovę. Žmogus iš principo yra dvasinio pasaulio vergas. Arba šviesos pasaulio, arba tamsos pasaulio. Jis negali būti net pats vergas savo. Tuo pačiu jis tarnauja tamsos karalystei. Atsimenat, kai Dievas pasiuntė mokinius skelbti, 70 mokinių skelbti į gerąją naujieną, jis pasakė, aš duodu jums valdžią mindžioti gyvatės bei skorpionus, aukštesnę už visą priešo jėgą ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. Duodu valdžią, aukštesnę, už bet kokią valdžią, kuri egzistuoja žemėje, kuri egzistuoja bet kur ir tamsos karalystė. Aukštesnė valdžia už šėtoną, už jo demonus, už visus kitus. Yra pati aukščiausia valdžia. Jis pasakė toliau, 15 skyriui Jono Evangelijos, kad sakė, aš esu vynmedis, o mano Dievas vynininkas. Aš esu vynmedis ir jūs šakelės. Kas pasilieka manyje, aš jame tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Jūs net negalite tą valdžią, kurią aš jums duodu, pasinaudoti. Be manęs jūs nepasinaudosit šitą valdžią. Jūs turėti artimus santykius su manimi ir tada ta valdžia veiks ir ta valdžia darys tokius dalykus, kurių pasaulis nematė. Ir toliau pasakė, te nebūkštauja jūsų širdis, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Tai žodžiai, kurie keičia gyvenimą. Galima pagalvoti, kokia reali nauda mums iš tų gražių žodžių, gal tai yra tik tai, sakysim, teorija. Teorija, o praktikai ką tai duoda? Gal pamėginkime pasižiūrėti, ką tai duoda mums dviejose tokiuose realiuose frontuose, kuriuose mes norim ar nenorim kariaujame. Mes kariaujame su nuodėme, mes kariaujame su tamsos jėgomis. Labai dažnai sakome, šito velnias mane sugundė, čia aš ne prie ko ir taip toliau ir taip toliau. Labai dažnai mes galvojame, net krikščionis, kad vyksta kažkoks galingas karas, vyksta kovas, vieną kartą šėtonas laimi, kitą kartą Dievas laimi, žinom, kad galų gale viskas baigsis gerai. Ne, brangieji, šėtonas jau nugalėtas, jis jau senai pralaimėjo, jis neturi jokios valdžios ir jokios jėgos, atėmė Jėzus Kristus jam valdžią. Ir jeigu mes šitą žinosim ir tą tiesą priimsim, jį veiks mumyse. Ką reiškia pasilikti Jėzuje? Sako, pasilikite mane ir aš pasiliksiu jumyse. Tai reiškia, turėkim tos artimus santykius su juo visada.
Mes galim pasilikti Jėzui, o dabar šiandien čia. Mes su Jėzumi. Viešpatie, tu pagal tavo žodį, kur 2 ar 3, o jeigu mūsų čia daug, tai mes kartu su tavim. Išeisim čia ir jau nebepasiliekam Jėzui. Galim pasilikti Jėzuje tada, kada mes namų grupelėje, kada dar kažkur, kažkokiose konferencijose ar dar kur nors. O visame gyvenime nepasiliekam. Pasilikti reiškia būti su juo visą laiką, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką. Apaštalas Paulius tvirtina 2 Korintiečių 5 skyriuje 17 eilutė. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, tai visa tapo nauja. Kada tai tapo? Kada mes tapome naujų kūrinių? Taip pat atsiverskim raštą, kad nebūtų tokie žodžiai, kad, sakysim, pamokslininkas ima ir tvirtina kažką. Žinot, paskutinės eilutės iš Morkaus Evangelijos, 16 skyriaus 16 eilutė. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kai Jėzus pašaukė tave būti jo vaiku, kada tu jį priimi ir sakai Viešpatie, aš priimu tave, būk mano viešpačiu, tada jau tu ir tampi Dievo vaiku. Ir tada Dievui kas lieka? Tu buvai tasai negražus granito ar marmuro luitas, kuriame tave nebuvo jokio grožio. Ir Dievas, kūrėjas savo nuostabomis rankomis, ima kaltą ir kala ir iškala galų gale tą kūrinį, kuriame yra jau Dievo atvaizdas ir panašumas. Kaip Dovydo skulptūra, atsimenat, kaip kalė ją. Antras dalykas – išlaisvinimas iš tamsos jėgų. Išlaisvinimo pagrindas iš tamsos jėgų yra nežinojimas apie tamsos jėgas. Nežinojimas, kaip jie veikia, o žinojimas tiesos. Dar kartą prisiminkim tą eilutę. Jeigu pasiliksite mano žodį, iš tiesų esate mano mokiniai ir jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Dar kartą prisiminkim tos žodžius. Aš duodu jums valdžią mindžioti gyvatės ir skorpionus, aukštesnę už visą priešo jėgą. Tos valdžios simbolis yra Jėzaus Kristaus vardas. Valdžia be jėgos nėra valdžia. Valdžia tai yra įpareigojimas, o jėga sugebėjimas vykdyti, naudoti tą valdžią. Ir visą tai gauname iš Jėzaus. Brangieji, jeigu mes esame naujas kūrinys, jeigu mes esame Jėzui, tai turim suprasti vieną, kad jeigu galva yra tobula, tai ir kūnas turi būti tobulas. Kad mes nebūtum atskirti nuo galvos, tai mes turim būti su galva. Turim pasilikti Jėzuje Kristuje. Kolosiečių 2 skyriui 10 eilutėje pasakyta, jūs esate tobuli jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva. Reiškia, mes turim turėti šitą jėgą. Mes labai dažnai galim galvoti, kad galima būtų kovoti su tamsos jėgomis, tai turim baigti seminarijas, turim turėti aukštas pareigas ir taip toliau, turim labai daug ilgai, reiškia, ten tikėti, būti krikščionim ir taip toliau. Ne, brangieji, ne tai. Reikia žinoti tiesą. Šitas darbas, kova su tamsos jėgomis, yra sunkus ir alinantis darbas. Jis labai daug ko reikalauja. Jis reikalauja užtikrintumą, tiesiog supratimą, kad tai iš tiesų veikia. Jis reikalauja nusižeminimo, tai reiškia supratimo, kad ne tavo jėga, ne tavo garsu, ne tavo balso stiprumu tos piktosios jėgos pasitraukia, kad tai Dievo jėga veikia per tave, kaip per indą. Jeigu prie lemputės šviesa, tai laidininkas, jis nešviečia. Jis tik laidininkas šviečia tai, kas ateina į tą lemputę. Reikalinga drąsos. Atsimenate atveją, kada Dovydas išėjo prieš Galijotą. Stovi toks Galijotas, kuris šėtono įvaizdis,
visi išsigando izraeliečiai, jie lygino Galijotą su savim ir pamatė tą skirtumą. Niekas neįveiks. O atėjo tas piemenėlis, nebaigęs teologijos, nebaigęs seminarijos, neužimantis jokių pareigų dar pačiu aukščiausiu, dar neužimantis. Jis sulygino tą Galijotą su Dievu ir pamatė jį žiogelį. Sako, kas tas neapipjaustytas? Aš toj pat, Dievas man atiduos jį į mano rankas. Ir taip įvyko. Jis turėjo drąsos, jis turėjo užtikrintumo, jis turėjo nusižeminimo, jis suprato, kad ne jis nugalės, kad ne tie šarvai, kuriais norėjo apvilkti Saulius. Reikia maldų, reikia pasninkų, reikia pasiaukojimų. Reikia glaudžių santykių su Jėzumi Kristu ir su dangiškųjų Tėvu. Reikia daug ko reikia, o Viešpatie, kaip tai sunku. Ar verta tai daryti? Ar verta į tai įsijungti? Gal kažkur būsiu kažkokiam viduriuke ir nieko nebus. Verta, brangiai. Aš noriu paskaityti 2 trumpus laiškučius. Vienos avelės, vienos moteriškės, krikščionės, kuri buvo taip jau suvystyta tamsos jėgų, kad parašė prieš mirtinį laišką ir nutarė atlikti su savim tai, ką dėja daugelis žmonių atlieka. Ji parašė, žinot kam laišką? Dievui. Niekas Dievui dar laiškų nėra rašęs, bet tai vienas iš tokių išskirtinių atvejų, kai tai įvyko iš tikrųjų. Tai tikras faktas, brangieji. Ji parašė taip: brangus Dieve, kur tu? Kodėl viską matydamas nepadedi man? Man tai blogai, o tu viskam abejingas. Jei aš tau nors kiek rūpėčiau, tu nutrauktų mano kančias ir leistų man numirti. Aš tave myliu, bet tu taip toli. Aš privalau tikėti tavimi, bet aš tavęs nematau, tavęs negirdžiu ir nejaučiu. Bet juos aš girdžiu ir jaučiu, jie čia pat. Aš žinau, kad tu esi, tačiau dabar man jie realesni nei tu. Prašau, padaryk taip, kad bent kas nors manimi patikėtų. Kodėl tu nenori nutraukti mano kančių? Viešpatie, prašau, jei tu mane myli, padėk man numirti, paklydusi avelė. Brangieji, kiek daug žmonių šitame pasaulyje, kiek daug tikinčių, kurie ant tokios ribos ir kurie gal tikrai parašytų tokį laišką, jei išdrįstų tai padaryti. Dievas neleido jai numirti. Po 4 metų Dievas tęsė šitą darbą, ji buvo išlaisvinta, ji pajuto tos artimus santykius su Dievu, pajuto džiaugsmą, pajuto laisvę, kurią jį gavo per Jėzų Kristų. Ir tada ji apibendrino visą tą savo naują gyvenimą naujų laiškų, kurio taip pat gal niekas neišdrįstų parašyti. Ji parašė laišką, tarsi Dievas jai parašė jai. Ir aš perskaitysiu šitą laišką. Brangi mano paklydusi avelė, tu manęs klausi, kur aš, mano vaike, aš su tavimi ir visada būsiu šalia tavęs. Tu pati esi silpna, bet manyje tu pripildyta jėgos. Aš taip tave myliu, kad negaliu leisti, kad tu numirtum. Aš taip arti tavęs, kad jaučiu viską, ką ir tu jauti. Aš žinau, kaip tau sunku, juk ir man sunku dėl tavęs, bet aš išlaisvinau tave ir tu turi stovėti stipriai tikėjime. Tau nereikia mirti, kad galėtum išsilaisvinti iš mano priešų, bet reikia nusikryžiuoti su manimi, kad aš gyvenčiau tavyje, o tu manyje. Aš tave labai myliu ir niekada tavęs nepaliksiu vienos, nes tu iš tiesų esi arti manęs, su meile Dievas. Brangieji, gal tai atrodytų keista, bet tai nuostabu, bet tai tikra, bet tai tikrai šventa. Tai ką atsakysime? Verta, brangieji.
verta mylėti, verta auktotis, verta tikėti, verta maitinti šitą dangišką duoną nužengusią iš dangaus. Ką aš galėčiau pasakyti pabaigai? Tai nebūkštauja mūsų širdis. Tikėkime Dievą, tikėkime jo siųstąjį Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Paimkime jo žodžius, tokius žodžius, priimkime jo žodžius, tokius žodžius, kuriuo niekada niekas nekalbėjo ir niekada nekalbės. Įsidėkime jos giliai į širdį. Ne tam, kad saugotume ir su nieko nesidalintume. Ne tam, kad patys turėtume tik tai šitą džiaugsmą. Įdėkime į širdį ne žinojimui, o naudojimui mūsų realiame krikščioniškame gyvenime. Amen. Pasimelskime.